Mūsų lytėjimo pojūtis gali padėti pažinti kartais gluminantį naujų medžiagų pasaulį. Londono universiteto koledžo medžiagų bibliotekos kuratorė Zoja Laughlin yra ir menininkė, ir mokslininkė. Medžiagos jai patinka dėl jų jausmingumo ir smagumo. Tam, kad išties perprastum medžiagas, turi jas paliesti. Viena iš mano mėgiamiausių medžiagų liesti yra ši. Ji gana sunki, nors taip ir netrodo. Minkšta ir švelni, labai trapi. Kiekviena šių sruogų yra 10 kartų smulkesnė už žmogaus plauką. Kad ir kaip neįtikėtina, tai yra 100% plienas. Tačiau jis labai švelnus, labai lengvas, šiek tiek primena mano tėvų katę. Tai tartum gražus, elegantiškas, plieninių siūlų kamuolys. Gražu. Zoja labai vertina medžiagas, nes jos jungia praeitį ir ateitį. Be sintetinės odos, erdvėlaivių sriubos, deimantų ir kojinių, Zojai taip pat labai patinka materialiojo pasaulio komikai ir formos keitėjai. Ši, atrodo, nieko ypatinga viela, iš tikrųjų yra labai ypatinga. Ji gali papasakoti ne tik apie metalų kristalinę struktūrą, bet ir apie medžiagų ir daiktų ryšį. Padedame ją čia ir paimame litavimo lempą. Jai aktyvuoti reikia šiek tiek šilumos. Įjungiame ir... Tadam! Ji tampa sąvaržėle. Metalo kristalinė struktūra persidėlioja ir kristalai grįžta ten, kur jie atsirado. Taigi ši atmintis arba metalo atmintis yra kristalo atmintis, todėl jie įsidėsto taip, kad sudarytų sąvaržėlę. Medžiagos Zojai gali atrodyti magiškos, bet ji žino, kad jos nėra stebuklingos. Jų specialieji efektai yra susiję su gamtos mokslu. Išties sunku išsirinkti mėgstamiausią medžiagą iš tūkstančių turimų, bet primiktinai reikalaujant visada renkuosi aerogelį. Šią medžiagą gavome dovanų iš NASO's reaktyvinio judėjimo laboratorijos. Tuo metu, kai jie sukūrė aerogelį, tai buvo lengviausias kietasis kūnas visame pasaulyje. Niekas nebuvo lengvesnis. O jis mėlynas dėl tos pačios priežasties kaip ir dangus. Viską lemia ne tai, kaip šviesa sugeriama, o kaip jis išsklaido ir atspindi tam tikrus bangų ilgius. Taigi iš esmės tai lyg dangus. Jis buvo sukurtas siekiant pagauti žvaigždžių dulkes, tikriausia poezija. Ar gali būti kas nors poetiškiau nei lengvas daiktas, galintis pagauti žvaigždžių dulkes?